Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie vieną svarbiausių dalykų, ką turite pasitikrinti prieš savo pirmąjį išvažiavimą šį sezoną. Nesvarbu, ar tai bus bendrai jūsų pirmas išvažiavimas, ar po pertraukos žiemą. Geriausias jūsų draugas šiuo atveju bus jūsų motociklo vartotojo žinynas bei profesionalai, kurie visada ir be pinigų jum patars ir primins, ką turite pasitikrinti prieš pirmąjį išvažiavimą. Pradedam. Vienas svarbiausių dalykų – padangos. Jūs turite pasitikrinti jų slėgį, jų leistiną nusidėvėjimą, ar jų dar nereikia keisti. Turite apžiūrėti padangas, ar jos nėra įtrūkę, ar jose nėra pašalinių objektų. Rekomenduojame atkreipti dėmesį ir į padangos pagaminimo metus. Patikėkit, padangos vienas svarbiausių dalykų lemiančių jūsų saugumą. Jeigu padangom keli metai ir jūs nežinote, kaip motociklas buvo saugomas kelias žiemas prieš tai, pasikeiskite jas. Stabdžiai – ne ką mažiau svarbus dalykas. Įsitikinkite, kad stabdžių skysčio kiekis yra toks, koks turi būti. Ar stabdžių skystis nėra pakeitę savo spalvos? Patikrinkite kaladėlių likutį. Pasižiūrėkite, ar nėra stabdžių skysčio prasisunkimo. Taip pat atkreipkite dėmesį į stabdžių diskų būklę, ar jie nėra susidėvėję. Ar jų storis atitinka nurodytą jūsų motociklo vartotojo žinyne ir ar jie nėra pakeitę spalvos. Tai rodys, kad jie buvo perkaitę ir lemiamų momentų gali nesuveikti taip, kaip turi. Elektros instaliacija. Įsitikinkite, ar veikia jūsų žibintai bei stabdžių bei posūkių indikatoriai. Nuo to priklauso, ar jūs būsite matomas kelyje. Patikrinkite, ar veikia garso signalas. Galbūt tai išgelbės jūs iš pavojingos situacijos. Veikia. Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimą. Ne ką mažiau svarbu, ar akumuliatorius yra tinkamai pritvirtintas ir ar užsukti akumuliatoriaus gnybtai. Jei jūsų motociklas varomas grandine, įsitikinkite, ar jinai tinkamai įtempta. Kiek jinai turi būti įtempta, jūs pamatysite ant lipduko esančio ant motociklo šakės. Įsitikinkite, ar grandinė nesusidėvėjus, ar laisvai juda, ar neturi sulinkimų į šoną. Taipogi ją būtina nuplauti ir tinkamai sutepti. Pasižiūrėkite žvaigždučių stovį. Jos turi būti nesusidėvėję per daug. Taip pat atkreiptinas dėmesys į grandinės šliaužiklio būseną. Tepalus rekomenduojama pasikeisti prieš kiekvieną sezoną. Bet jeigu jūsų motociklas stovėjo pas jūs šiltame garaže, o praeitą sezoną nuvažiavote labai mažai, įsitikinkite, ar tepalo lygis yra toks, koks turi būti, bei ar tepalas nėra pakeitęs savo spalvos, patamsėjęs arba atvirkščiai tapęs emulsija. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiant tepalus būtina keisti ir tepalo filtrą. Taip pat norime pabrėžti, kad niekada nemaišykite mineralinių bei sintetinių tepalų pagrindų pagamintus tepalus. Ne ką mažiau svarbus dalykas – aušinimo skystis. Įsitikinkite, kad jo lygis yra tinkamas. Taip pat atkreipkite dėmesį į užpylimo dangtelį, kuris gali būti su vožtuvu, ar vožtuvas nėra užstrigęs. Patikrinkite, ar radiatoriuje nematyt skysčio prasisunkimų, taip pat atkreipkite dėmesį į aušinimo žarnų sujungimus, ar ten neprasisunkė skystis. Oro filtras – tai jūsų motociklo plaučiai, jie turi būti švarūs. Priklausomai nuo jūsų motociklo tipo, jame gali skirtis oro filtras. Jis gali būti poroloninis arba gali būti popierinis. Priklausomai nuo tipo, jeigu tai bus poroloninis, išplaukite ir sutepkite jį.
visą darbą reikia padaryti švariai, o jeigu tai popierinis filtras, tiesiog kaip automobilyje, pakeiskite jį nauju. Visa tai, visa ši apžiūra jum užtruks viso labo 20 minučių, bet garantuos jum pirmą saugų pilną jaudulio išvažiavimo. Tad saugaus kelio ir gero sezono.